Kokios nuotaikos laukia jūsų? Geros nuotaikos. Kaip spėjat, kas rytoj bus? Lietuva laimės, pagaliau nutrauks tą ispanų didelių pergalių maratoną. Kažkaip ir taip jau per ilgai. Viso Ispanijoje ir Japonijoje, žodžiu, parodysim, kad Švedijoje finalas buvo ne veltui laimėtas. Pabandykit atspėti, kiek taškų mes laimėsim. 6. Gal galėtumėt kažką tai tokio pasakyti ir galim visiems, kad jie užsidegtų ir tikrai ateitų palaikyti savo komandą? Nereikia uždeginėti, manau. Pilnas Siemensas, žinau šitą tikrai. Visas išpirktas, taip kad palaikymas bus. Ir atvažiuosim su 13 būgnų ir mes, gal ir daugiau jų bus, kas jeigu iš šalies. Viskas bus tvarkoj. Turbūt visi tiki rinktinę, čia nėra net abejonių, tai vienas turbūt dalykas svarbus palaikyti rinktinę ne tik lengvais, bet ir sunkiais momentais. Taigi būkime, kaip sakant, mes ir sunkiais momentais. Tai va. Ne, nu jeigu netyčia bus sunkių momentų. Mes visada labai dėkingi už jūsų aistringą palaikymą. Tikrai stengsimės ir darysim viską, kad į Lietuvą parvežtumėm medalius. Ir dar žodis kapitonui. Ačiū. Ir Vilniaus Lietuvos ryto žvaigždžiai Artūrui Jomatui. Ir gražiausiam krepšininkui Simui Jasakui. Ačiū. Iš visų pačių didžiausių, diktuoti savo sąlygas. Be abejo, mes skaitymuose rungtynėse apie tai kalbam, kad žaidėjai labiau fokusuojamės į savo žaidimą, nei į varžovų, kadangi, kaip aš visą laiką sakau, mes turime diktuoti žaidimo sąlygas.